Na, atsikėliau. Vakar buvo tokia tempta diena. Ant ribos. Kas čia? Va, kur GoPro badareikos. Aš jų ieškau 2 dienas. Netikėtai atradau. Tai va, vakar buvo įtempta diena. Buvo pradingus viltis baigti savo iššūkį. Bet draugų pagalba pavyko susitvarkyti dviratį. Pakankamai rimtą gedimą. Tiesą pasakius, nelabai suprantančiam apie įvairius remontus. Susitvarkiau. Nežinau, ką užtrukau valandą, gal daugiau. Važiavau naktį šaltą, tamsu. Kelias kaip visada. Ir miškus ir sunkiai nuspėjamas. Nusprendžiau stoti miegoti prie šieno. Pasiklojau foliją. Nustačiau miegoti 4 valandom. Deja, pavyko pamiegoti tik tai 2. Daugiau pasidarė vis tiek šalta. Tuomet folija gal kažkur praleidžia, kažkur orą ir šalta. Varčiaus dar valandą. Ir nusprendžiau, kad gulėti darosi šalčiau. Reikia keltis. Pasitaisiau makaronų su dešrytėm, arbatos. Pavalgiau, atsigėriau ir sprendžiau startuoti. Šiandien nepilna 100 iki Kauno. Kaune biškai patvarkės dviratį dar peržiūrės. Man tarpiniam yra remontas. 90 km. Nu, tebūnė, važiuosi lėtai. Tebūnė, kokie važiavimo, kokias 8 valandas. Kokias 3 sustojimam, 9 valandas. Dabar pajudu yra, dar 5 nėra. Jeigu 10 valandų, tai 3 valandą tada. Būtų labai faina. Gerai, dar kartą persižiūrėsiu daiktus, ar nieko čia nepalikau, nes tarp šieno gali būti įsivėlę. Ir įdėsiu. Matysim, kaip bus šiandien diena. Motyvacija atsirado. Užsispyrimas atsirado, kai pavyko suremontuoti dviratį. Negaliu pavesti dabar tų draugų, kurie man padėjo, kurie už mane pergyveno. Tik į priekį. Pirmin. Gražu. Rūkas. Pavasaris. Gervės. Soja. Ten 2. Viena ten pasislėpė. Gražiai praskrydo pro mane. Nu, puls mane ar ne? Reikės bėgti ar ne? Nepuola.
Žiūrėkit, žiūri mane. Koks gražuolis. Jautis čia. Jaučia žmona. Su vaikiuku. Saugo, gina. Žiūri manis kersom. Oi, gal man reikia važiuoti tikriausiai. Man čia. Kratą užpakalį. Taip jisai. Tai pirmos jaunystės. Tokias duobės. Kratą. Niek. Heksas. Ne. Taip ir panašiai. Šalmą tik reikia turėti, nes su šakom gali prasiskirti.
viena koja stumdytas. Svažiuoti nelabai išeina. Medžiai dar arti. Galime prasilenkti. Biškai pasivaikščiosim Smėlėtų paplūdimiu šalia Kauno marių. Va. Kartais atrodo, kad ne čia einu, bet kad lygiai greičiai nieko geriau nėra. Na, čia įspūdinga. Ja. Užskaitau šitą atkarpą. Oho. Nesirauti nieko. Toks jausmas, kad čia tik tai hidros dalyviai vaikšto kasmet. Tik atsisėsk. Atsisėsk. Dabar užlaikyk dviratį. Išlaikyk dviratį, kad neišsimaudyt. Bandom važiuoti. Gal paeis. Ne, upė tai medis. Na, medis jau aplašinėtas. Negaliu to patikėti. Reikia nuvalyti ekraną. Jūs tikrai matote tą patį, ką ir aš matau? Dar viena siena. Dar viena siena. Viskas atrodo baisiau, negu jūs matot. Nu ja, taip makalinė ko įskišti. Kažkas pravažiavo gal. Ką aš žinau, su tam tašiam virsi į žemę. O, šiek tiek tas yra, ne visai giliai smenga. Opa, baikis. Čia vos ne siena. Tikriausiai šitą filmą, ką sukursiu, reikės man pasižiūrėti, kai kitą kartą užsinorės varžybas. Kad praeitų noras. Tikriausiai, kad nepadės.
baisiai. Kaip atrodė. Pažiūrėm, kaip atrodė. Va taip atrodė. Ką žinau, gal ar kamera nematysi to. Neblogas. Slėnis. Kaunas. Gal šalia. O, svarbu nenusiridenti. Važiavom. Gal čia. Ja, išmindžiota. Tai čia. Visi vedės per tas mėšlo reiktų savo kažkaip. Nesimoka lipti. Stop. Čia. Ne čia. O, va čia. Ne? Jo. Dviračio yra vėžas. Kaip pralisti. Kažkaip teks kapinė užkristi. Opa. Na. Kažkur čia. Žiūriu. Jo, čia.
Na čia tarp medžių nieko nauja. Kažkaip čia. Gerai, žinoma. Leistis čia. Čia. Leistis ir vėl kalną. Nu, vėl leidžiamės prie marių. Įkilsime gal iki pat aukšto. Labą dieną. Ar čia važiuoja dviratininkai? Jo. Geriau nesugalvosi. Čia? Jo. Visi į tą pusę. Apačioj? Jo. Čia. Dviratį ir čia važiuoja toliau. Geriau nesugalvosi maršrutą. Jo, yra ką veikti. Bet čia ne tik lietuviai mačiau. Jo. Tarptautinis Čia ir iš Čekijos, iš Suomijos, orientacinis iš Austrijos. kažkoks, negaunasi? Nu, maršrutas duotas, čia ne orientacinės, bet Ai, tiesiog. duotas. Ai, Va turi tokiais savo va. navigacija čia kažkokia, ne? A, Va tokiais va keliais. supratau. Vien tik tokiais? Tai aš Nu kaip, nu žvyrkelį pervažiuoji iš vieno etapo į kitą. Nu, padangų švarios jau. Visi matosi, Čia padangas, tai čia, ei, matosi, kad visi molini čia pravažiuoja. čia dėl molio, tai čia dzin. Bet kai reikia dviratį nešti, vilkti, stumti, į va tokį skardį įnešti. Nu tai dabar ten pavažiuosi tą patį į viršų kilsi. Žinau, kitaip negali būti čia. Žinok, aš jau per trečią dieną jau taip kamuojas. Tai keli 150 metrų ir vėl į kalną. Tai gerai. Taip man nereikia, pats norėjau. Nu tai čia jau taip. Kiek nevagia. Gerai, ne žvyno, ne uodegos. Ne, tai kad tu čia. Ką tu čia? Laikyti, važiuosi. Mašiną vai padaryti. Rauplėti, kad važiuoti. Šitai yra šitai. Aleliuja. Nu, po geležinkelio bėgiais važiuoju.
Buvom ten dabar čia. Dabar kur? Dabar linksmoji dalis čia. Tikriausiai. Jo, dviračiai pravažiavę čia. Jachtų klubas. Negalima ir tokia važiuoti. Pasidžiaugiau, net nelegaliai reik važiuoti kaip priklauso. O čia. O. Pamiršau aš, kur dalyvauju. Dėkui. Čia važiuoju per Kauną jau. Šalia Nemuno. Taip. Čia trasa tokia. Čia dviračių varžybos. Važiuoti. Taip. O, čia tokie viečiai, gal sustoti pagėčiauti. Oi, kamerą nepalunka. O, aš šiek nebepralysiu važiuodams jau. O, Kaunas, Lietuvos širdis. Gerai. Važiuoju. Gerai, kad susidėjau. Kelnis ilgas. Šerkę visai šeimynai dar vežčiau tikriausiai. Ir kaimynam dar užtektų. Kietai. Ne, organizatoriam pagarba. Čia reikia sugebėjimo. Ar čia jie išpjovė, ar čia išvažinėja 20 keli ten prieš mane važiavę. Nes jeigu neišpjovė, ten pirmam visai buvo įdomu. Kietai. Na va, radau savo trasą. Vieną vietą ištiknisau visom kryptim, bevažinėdamas, nes niekad nemačiau, kur trasa. Nebuvo pievos išmintos, buvo lapai jų. Per lapus nesimatė, čia dviračiai važiavo, kažkas ėjo. Radau. Ir tęsim toliau. Iki pirmą tarpinį finišą liko 10 km. O organizatorių terminais tai valanda poilsis. Poilsis, liko valanda iki tarpinio. Nes paskutinis 3 valandas nuspėjau nuo Rumšiškių 40 km. Sakiau, bus 4 valandas. Akurat jau 3 atvažiavau ir 30 km nuo Rumšiškių. Liko dar 10. Tai va, pasistengė. Dviračio varžybos tęsiasi.
Dviratis važiuoja. Tikrai neskrenda. Ten takelis geriau bus. Bet. Aš žinau, ar ten pralys. Likim čia. Gal nenugarmės. Aha. Čia rodo, kad palei pat. Reikia nusileisti. Gal važiuoti čia? Spėsi gal sustoti iki upės, aha? Kaip manat? O, pagaliau asfaltas. Kadangi dviračių varžybos, dabar sėsim ir važiuosim. Pataikam, žiūrėk. Važiuojam palei kursą. Nenuslysim. Asfaltas. Prabanga. Asfaltas baigėsi. Atsargiai. Taip, ką rodo mūsų navigacijai. Rodo tiesiai. Kas žino, per žemę tada pravažiuotume. Čia reikia vestis. Čia kelmų visokie. Tiksliai eina pagal maršrutą. Tiksliai pagal maršrutą. Kur tik jau eina. Labai neišmindžiata. Ne. Šiek tiek išmindžiata, matau. Puikiuoji, sėsim, važiuosim. Taip retai dabar tenka važiuoti paskutinį pusvalandį. Super. Šiaip tai viskas gerai. Kitą metą išbandykite taip patys. Nebandykite to namuose. Sumokėkite pinigus už renginį ir leiskitės. Na, kas į 3, kas į 6, kas į 10 dienų pasivažinėjimus tokios. Tai labai atgaivina tavo sielą. Dviračiai labai sveika išbandyti ir tavo dviratis tikrai geras. Jo, dviratį reikia nusipirkti. Gerą. Žinau, ką pasakęs Vitalijus grįžęs. Paklausė, kaip čia sekės. Sakės, tobula. Sakės, tobula. Jam viskas tobula. Na, iš tikrųjų, tai už tą mes pinigus ir sumokėjom, kad būtų tobula. Ir dabar, nes žolė ir čia išminčiata, ir čia išminčiata, tikriausiai daug kas kelio nerado. Ką navigacija rodo aukščiau važiuoti. Tai reiškia čia. Ką reiškia aukščiau? Grįžime čia. Čia vienas pračia. Kažkaip jaučiu, kad net čia pataikiau. Šiau gal.
važiuoti. Aukščiau gal, ne? O gal čia? Jo, čia išlaužyta, išmindata visų. Na va, po tų visų pasivažinėjimų kabutėse ir tokie važiuojame tarpinį finišą. Nebetoli. Na va, tarpinis, pažiūrėsim, ar iš čia pajudės. Ar iš čia pajudės, ar sutvarkys tvarkingas dviratis, ar padarys tvarkingą dviratį man. Kur čia? Čia šitie? Čia šitie, ne? Sulūžęs atvažiavo. Oi, jiems specialiai trasą sukūrė, kad darbą turėt. tą galą, tai visi keikia čia iki manęs. Nieko nekeikia šiandien, aš nuspėjam, žinok, va. 13:09 atvažiavau. 10 valandą buvau Rumšiškės ir sakiau 40 km 4 valandas bus. Jūs nuspėjim pasidarėt, jau čia Nu va, 10 km per valandą, sakiau, bus vidutinis. tai kažkur greičiau, o ne kažkur. Ne, taip ir ką, aš žinau, kas valandą žiūrėjau ir 10 km nuvažiuoju. Kas valandą žiūrėjau, 10 km. Gerai. Ką, palauk, nuotraukytę padarysim. Tai biškį pasukti iki ten virš šimto arba matysi kiek iš čia. Duos ir aš atsižymėti. Gerai. Bet čia jeigu nedaug pribėgs, man gerai labai. Tai jo, tada bus toks pusė puoduko, jeigu nieko nespausi. Tai čia. Čia. Turim. Jo, gali užsirašyti, žinai, turėsi paskui tik, kad čia. Nu, ar dar pavardę bent žinai. Huh?
Gulbės gulbyklas. Ne, šnipškit nereikia. O, visai arti krantą. Stataus buvo. Ketina tarpas. Gražu pažiūrėti. Kikis, Nenas pavedžiau. Mums būtų įdomu, ne? Live. Medžiagą pažiūrėti, kaip nuskardžia nusiritų. Tikėkime, kad neteksim. Tokiais laipteliais nusileidau, čia tiltelis. Kažin ar pratelius aš su ta taše. Nežinau, ką reiks daryti, nepratelius. Eiktų savo. O, rankienos stringa. O taip va. Opa. O, puikiai. O. Taip. Plaukiantis tiltas šiandien nekabantis ant tų garų. Tai aš nebetilpau. Eiktų su. Jau antras toks tiltas. Vakar vienas buvo tik ilgesnis ir ten kabantis. Vos su dviračiu tilpau. Čia tai, kaip sako suomis tas. Pizdauskis, sako. Jo, mėgstamiausias posakis, kai blogai sekasi, kai kažkas negerai, sako pizdauskis. Opa. 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 Štai ir aš. Dėsim per karjeras. Kol turim tą suomį ir pasivyti kažkartai. Gerai. Varom toliau. Nežinau, su navigacija kažkas negerai. Kažkart čia turi kelias. Ta kelio nėra, gal šitoks kelias. Šiaip rodo. Čia dviračio matau. Vėžos. O, žolytė išvažinėta. Čia reiškia. Gerai. Pizdauskis. Čia kažkiek tiek nelabai. Važiuosim. Reikia iškart išminčyti tas žolytės.
tiesiai pagaliniai iš tikrųjų. Navigacija. O, pasidraskė marškinėlius. Turiu stepinų nepalikti. Taip. Dabar čia. Akurat. Tiksliai. Jeigu pergriuvus medis, reiškia teisingų kelių. Pergriuvus medis rodo, kur man eiti. Pamatėme pergriuvus ir į kitą pusę. O, štai ir mūsų Suomis. What? Perfect. After repair this fast sand, wow, like raketa. Okay. And up, woo, because my brake disc was, and I ride very hard. Yeah. Now it's good, and I don't know what he did, but I very like. And I have to see tomorrow in checkpoint because I have a flight in Tuesday and hotel in Wednesday, so I have to check this Silenai checkpoint, how much I have time and how many kilometers. Because if I can't do it, then I stay in your flight? yeah, then if I can't in Silenai, if I can't go to Sarasai, then I stay in Vilnius. It's much easier to Because your flight is from Vilnius. what day? It's in Tuesday, Tuesday. but it depends. what Tuesday? time. In Thursday, Thursday. Okay. and it depends how much I have kilometers and time. Understand. But you good ride. Yeah. If it's like in realistic, then I drive, of course. But if it's not realistic, if it's like if I have 24 hours and 300 kilometers, then it's Okay. yeah, let's hit the road. Have a good ride. I go. Labas vakaras. Galit pasakyti, kokia nors maisto prekių parduotuvė iki 10 dirba, ar ne? Čia iš karto žiūrėkit, važiuokit per perėją ir ten bus iki parduotuvė. Ten gal net biškį ir matosi toks Gerai. žmonės pasakyti, bet ten iki. Ačiū labai. Na ką, aš dabar Jonavoj. Iš viso pravažiuota 400 berods 40 biškį kilometrų. Dabar važiuoju naktį. Miego trūkumas jaučiasi. Bet kaip Kaune sutvarkė dviratį, tai kaip bitė dviratis lekia dabar. Rieda gerai, į kalnus lipa lengvai, per smėlį eina kaip turi būti. Atsirado upos ir taip noris lėkti ir gazą spausti. Na, miego trūkumas neramina, kad nesuspausti labiau. Atsigeriu kavos, pavalgiu biškį
Dabar sakė, iki Upninkų sunkiai labai atkarpa. 18 km. Gera žinia ta, kad lietaus prognozė stipriai sumažėjo, nebesimato perkūnijos. Taip palit prognozuoja, lietų. Iki Upninkų tikrai nelis, tik tai paryčiais, apie 6. Tai matysim. Manau, kad bus viskas gerai. Bandom, laikykit kumščius sugniaužę. Dar viena naktis rojuje. Sakė, šitą atkarpa maža nepasirodys. Bet dar nesunkiausia. Sakiausia, dar viena bus ateityje. Siena, sakė. Jie reiks įlipti. Pasakoja baisiai. Turi iškabinti šakos vieną ranką, su kitą ranką dviratį tempti. Neįsivaizduoja. Pamatysim, čia bus greičiausiai rytoj. Šiandien reikia man šitai baigti. Stačiai žemyn, pirmai liptam stačiai aukštyn, dabar stačiai žemyn. Žemyn kalnu, žemyn kalnu, žydris leidžias palengva, žemyn kalva. Ką padaryti? A kas daryti, kaip sako Valentinas. Taip paėduosi virš. Rodykit mėlapį. Gerai. Mato bus įdomu. Prašau, atkreipkite dėmesį. Čia yra tiltelis. Reikia perėti ar ne? Šitoj vietoj ne. Bet bus kitas tikriausiai įdomesnis. Pakanka. Nes šitą perėti būtų ką? Oho. Bet matau dar bus tiltelė. Ir spėju įdomesnių. Ta upelė. Nu ne. Aš iš ten atėjau, tai man tą tiltelį reikia perėti. Tai va, hebrytė. Skambino organizatoriam. Sakė, šitą tiltelį 6 žmonės, architektai jį statė. Ryšo, matau, yra surištas, jo. Tai per šitą reikia persigabenti man 25 kg dviratį. Siūlykit variantus. Dviratį ar turėklų laikyti, ar dviratį ant krasto laikyti. Vienu žodžiu, vyrai ir moteris einu per tą tiltelį vadinamą. Sakė, čia kaip 2 pirštus apmaišti. Arba išsimaudysiu su vis dviračiu.
Na, jeigu auselės nenulenkiu, tai bus gerai. Eik. Pyp. Apsišikti. Matau, dar 2 tilteliai bus. Tikiuosi, ten bus padaresnė. Auselė liktai gerai. Neužlimka. Kur čia nuvažiuos? Wow. Kojas šlapias. Galim išpavažiuoti. Sekančio pelio. Jis yra būt netoli. Pasigavau. Ir dabar pinkas dreba nuo to tiltelio. Nežinai, ko laukti. Nes čia sakė, kad atkarpėlių bus. Oi. Kaip sakė, gerai, kad nelyja. Jeigu čia lyja, viskas žliaugė, slidu. Naktis pelėdom, pelėdos ūkauja. Nenukristi. Labai dvira šis fonas. Gerai, kad vyras gerai sutaisė šakės, kaip fainai, kaip lengvai slypa dabar į kalnus, visas lengvai rieda. Balas. Čia reikia persikelti, gražiuoji. Koks gražiuoji, pasos neatrapa. Stop. Upelis. Čia reikia laukti. Čia kalnas didelis šalia. Spėjai lipsime tą kalną kažkur. Kažkur vietai.
įsijung šviesas labiau. Va, išraulota. Batai šlapia visi jau. Eina šikti. Opa! O čia konkrečiai paravonės. Dieną reikėjo važiuoti. Naktį tokiam baisumi. Reikia taupyti elektrą čia. Ilga naktis nesimato. Vienas privalumas iš to adrenalino, iš to, kad naktį važiuoti, kad kelias baisus. Privalumas tas, kad miegai neima. Pravažiavimą tą pavadinti negalim. Visas parvot, nu kažkos. Tipo, keli metrai. Opa! O, viską patys matėt. Viską patys matėt. Grįžčia kaip iš kiaulidės. Slidu. Ir vėl tikrinti oselę, ar nenulenkiau, nes ant to šoną. Ne ant to griuvau. Ačiū Dievui. Dabar į kalną jau žadėta. Svarbėlė tikriausiai. O kas čia? Neatsisekė ne. Baterija baigės tikriausiai. Nelabai ką čia jūs ir matot. Gerai, išjungiu. Paslėpiu kamerą, kad nepamesti, nes nieko jam čia nesimato. Nu va, čia makalinė. Va, mes šitą gal pašviesiu. Va. O tokiais važiuoti reikia. Va. Ratai atrodo va šitaip. Vos besisuka. Matot? Ką prigalvoja. Ir taip 18 km. Nežinau, gal važiuos kokias 3 valandas. Vis 18 km. Nu, biškai geriau kartais būna, bet 50%, 70% taip. Vien žodžiu, taip. Situacija tokia. Norint pavažiuoti į priekį, nebevažiuoti, tad pastumėt gal. Purvas nukrenta. Gal nukrita šį kartą. Kai daug užsivelia.
važiuoti atgal, kad nukrystų, tada galim vėl. Dviratis gulas skersas parviniai. Negaliu išlaikyti vesdamas. Keturačių išvažinėti. Keturačių, atsiprašau, šiais man. Iš tankų išvažinėti. Ne keturačių. Kokia čia to keturačių taip išvažinės? Šis duobės. Stumėmės toliau. Jis net nebegali suktis. Man kaip atrodo. Krapštyk. Purva kiekvienam žingsnį. Grandinės nebeliks. Vala. State. Vala. Kem 5 laipsnių kampas. Įsistumka nori, kai ratai nesisuka. Varom. Nebepavažiuoja dviratis. Reikia iškrapštyti purvą. Sako, gerai kalėt sniliai. Tai galėt slyti, kas šį pravažiuotų. Pirmą nakties. Va, pro kur veda. Pro kur veda. Memento mori. Memento mori. Na, paskutiniai akordai. Pažiūrėk. Nukėlėš man kuprinę. Smaliukas. Baigęs baterija. Kitą rytoj jautiesi. Eina šiek. Pabaiga. Sakiau, kad čia pabaiga. Aš žinau, kad ponas Paulius dar nori jums šitą parodyti. Aš jau nakties pabaigai pasileidimą tokį. Reikia vesti dviratį. Ir akmenis. Bet čia ne pabaiga, žinau, kad bus. Garantuotai bus ir pakilimas. Pakilimas bus dar statesnis greičiausiai. Dviratį reiks užnešti. Bet galima viską žiūrėti ramiai kol kas. Nes rytoj prognozuoju, kaip sakiau, sieną, į kurią reiks eiti. Alpinizmą reiks užsimti. Trečiai sakė. Aš nebežinau, kas gali būti baisu. Lauksime rytojus. Žinau, matas čia kas nors ar ne. Nu, karoči. Nevažiuoju aš čia. Aš užsimušiu. Dabar pirma nakties. Dabar man palapinę pasistatyti. Viena, sunki diena. Šiandien trečia diena į pabaigą. Tai bus ketvirta įdomybių diena.
O, dar ne pabaiga, čia mes leidžiamės. Volkatak. Čia matosi. Reiktų šipti. Ir visą tą reiks užlipti. Garantuotai. Gerai, iki. Nu, štai yra šlipimas. Nieko nesimato, ne? Padidinti trumpam. Nes pažiūrėt, ir išsikrauja. Status. Ir sakiau, blogai krukas. O, bet tai žinai, jis netoks status. Nu gerai, šiandien vakarą išteks. Pagal Labaną, nes grįžti statys palapinę greit. Eisim miegoti. Žiūrėk, kad gal čia. Gal jie juokauja. Kelias. Prastas. Nori brendi. Nori lipi. Na, nelips. Grįsi. Šlaps kojas. Nes esu taip šlapas. Apstumtis. Šlapas kojas. Arba smarzinas. Pabaigtuvė. Gal atsisveikinu, bet dar vis tiek surprizą. Sočiai. Va. Gerai.